Šios dienos webinaras yra jungtinis renginys dviejų organizacijų institucijų, tai yra užimtumo tarnybos ir įmonės Effectos Group. Pagrindinė įmonės veikla ir misija yra, kad mes siekiame įvesti inovacijas, naujiškumą švietimo srityje ir padaryti mokymąsi natūraliu, normaliu, kaip kvėpavimas kasdien. Nes visi sėkmingi žmonės akcentuoja vieną ir vienintelį faktą, kad jie visą laiką mokosi, skaito, išbando, treniruojasi, praktikuojasi ir vertina savo pasisekimus ir elgesį. Ir tai yra vienintelis bene pastarąsias faktorius, kuris veda link sėkmės. Ir aš tikiu, kad dauguma mūsų čia yra būtent orientuoti į sėkmę. Prezentacija, kaip ir webinaras, turėjo būti anglų kalba, tai tam ir esu pasiruošęs. Jeigu kažkam bus neaišku, ką aiškinu, pakartoti reikės, prašau, įsijunkit mikrofoną, paklauskite ar paaiškinti, ar pakartoti, mielai tai padarysiu, nes webinaras yra būtent jums. Šiandien apie tai, kaip padaryti jūsų verslo planą sėkmingą ir kad jisai pasiektų investuotojų ausis. Trumpai apie mane, neišsiplečiant, mano vardas Linas Staršelskis, esu įmonės Effecto grupė vadovas ir mokymų vedėjas. Kodėl darau mokymus, kodėl užsiimu švietimu, tai būtent dėl aha momento. Vienas maloniausių momentų mano veikloj, kaip švietime, dėsme yra, kad žmonės supranta kažką naujo, išmoksta kažką naujo ir net jeigu tai yra vienas žmogus per 2 valandas, kuris kažką suprato, tai jau yra šis tas. Nes jisai tada perduoda savo žinias kitiems, tretiems, kitiems asmenims ir tai sudaro kaip sniego gniūžtės efektą. Ir tai yra didžiausias atlygis už darbą ir pastangas. Kaip tai darau? Kaip pasiekiami tie aha momentai, tai yra būtent per švietimą internete, tai vietoj, per mokymus, tai yra kažkokie tai praktiniai renginiai, dirbtuvės, kur žmonės realiai kažką mokosi ir įgyja įgūdžių, ne tik žinias ir suvokimą, per ES finansuojamus projektus, per konsultavimą ir per neurolingvistinį programavimą ir neformalų ugdymą. Ką būtent mes darant, temos, tai yra minkšti įgūdžiai, verslumas, kūrybiškumas, asmeninis sėkmė, rezultatyvumas, komunikacija, kas yra labai svarbu tiek asmeniniu lygiu, tiek organizacijai. Nes svarbiausia yra problemų sprendimas. Visą tai yra persipynę ir galbūt tokios yra pagrindinės temos. Šiandienos programa yra įtilpti į 1 valandą, dažniausiai man sekasi tai padaryti. Pirmiausia, pasidalinsiu verslo mentorystės programa, kuri galbūt gali būti aktuali daugeliui iš jūsų ir kuri ir mus sujungia į šiandienos renginį. Toliau paaiškinsiu, kodėl svarbus yra verslo planas, kaip paruošti verslo planą. Buvau trumpam dingęs, supratau, kad jau grįžau. Toliau apie verslo planą, apie verslo mentorystę. Noriu pasidalinti galimybę tiems, kas rimtai galvoja apie verslą, jo kūrimą ir galbūt supranta, kokia nauda yra turėti verslo mentorių. Aš pats turėjau mentorius visą gyvenimą bemaž ir supratau, kad net ir neturint verslo patirties, rinkodaroj, produkto kūrime, pačiam verslo rašyme, mentorius yra tas žmogus, kuris tikrai sutrumpina kelią, padeda išvengti klaidų ir tam tikrą prasme ugdo, moko, formuoja tą verslininko asmenybę, kuri realiai yra sėkminga. Ir tikrai visiems rekomenduoju bet kokią kainą rasti savo mentorių, ar tai galbūt asmeniškai tobulėti, ar verslo srityje. Tai apie programą. Programos tikslas yra
žinių mainai ES lygių. Tai reiškia, kad yra pradedantieji verslininkai ir yra mentoriai. Ir abi pusės keičiasi savo žiniom, idėjomis ir patirtimis. Tai yra programos tikslas. Ir galbūt, kuriant kažkokią tai pridėtinę vertę, ugdant tarptautinę verslumo aplinką, verslumo produktus, paslaugas, sprendimus, kurie yra ne tik kad lokaliu lygiu arba vietiškai pasiekiami. Toliau, dažnas šitų bendradarbiavimų partnerysčių rezultatas yra inovacijos, nes atvirai kalbant, dauguma pokalbių yra apie kavos arba prie kažkokio tai kitokio gėrimo, bare galbūt ir ten gimsta pačios geriausios idėjos, motyvacija, nes tada skundžiamės gyvenime ir panašiai. Ir iš to tada gimsta, aš galiu padaryti šitą, aš pažįstu šį žmogų, aš galiu nuvykti į šią vietą. Ir taip gimsta gan unikalūs projektai, kurie galbūt anksčiau nebūtų gimę, jeigu ne ta partnerystė ir ne tas pokalbis. Tai ES suteikia tam galimybę. Ir žinoma, svarbiausia, ką ir minėjau, kad verslo mentorystė suteikia galimybę sėkmingiau gyveninti verslus. Tiesiog elementariai. Mes esam kilę iš verslininkų šeimų, žinome, kaip tuo užsiimti. Toliau, kodėl naudinga prisijungti prie programos, dėl patirties unikalumo, tai tikrai yra galimybė išvykti į užsienį pas žmogų, kuris jau sėkmingai vykdo verslą, ir su juo bendrauti, su juo komunikuoti, iš jo mokytis, stebėti verslą, kaip jisai kūriamas, kokios yra galbūt problemos vėlesnėse stadijose. Ir tai savaime yra patirtis, kuri tikrai verta dėmesio. Tie, kas verslavo galbūt arba bando verslauti, supranta, kokia yra to vertė. Toliau, paprastai mes tų mentorių nepasiektume, galbūt kažkur tai per LinkedIn, gal kad ir pavyktų, bet šiaip vargiai labai. Tai programos suteikia galimybę prieiti prie duomenų bazės, kur yra įvairių nišų, industrijų, sričių vadovai, įmonių vadovai, net ne konsultantai. Toliau anglų kalbos praktika, prisiminimas galbūt, išbandymas savo produkto užsienyje. Jeigu tai nėra Lietuvos tikslinė rinka, tai galima išbandyti savo produktą kitoj rinkoj, suprasti, kaip į ją įeiti. Toliau, kas svarbu yra, kad nėra privaloma įkurti verslo po mentorystės pabaigos. Yra laisvas pasirinkimas kiekvienam asmeniui, jeigu jie nusprendė, kad jiems ta idėja yra per sunki, neįmanoma arba kad neverta dėmesio. Programa neįpareigoja registruoti, kurti verslo, jeigu tam nėra motyvacijos. Tai yra toks gan laisvas rodiklis, kaip parametras. Ir galiausiai svarbiausia yra išvengiama pradinukų nesėkmių. Aš pats tikrai daręs ne vieną verslą, gal 4 ar 5 sėkmingai sužlugdžiau kartus ir vienas, ir su partneriais. Tai tos pradinukų klaidos jos būna ir pradžioj, ir vėliau. Tačiau mentorius yra tas žmogus, kuris pasakytų, žiūrėk, bus taip ir taip, jeigu tu to nori, keliauk, jeigu ne, yra alternatyvas, kaip to išvengti. Taigi, pradedančio verslininko profilis, kas ko gero esate jūs, tai yra žmogus, kuris nori kurti verslą, turi realų verslą iki 3 metų arba verslo patirtį iki 3 metų. Idėja, ar tai jau realus veikiantis produktas ir anglų kalbos žinios bent jau B2 lygis, kad eitų susikalbėti su mentoriais, suprasti dokumentaciją ir tus aspektus. Tai pagrindinė kalba yra anglų. Formatas. Tai nėra praktika, tai nėra darbas ir tai nėra savanorystė. Tai pabrėžiu iš karto. Tai yra žinių mainai, kuomet
abi pusės kažką duoda vieni kitiems ir tas susitarimas, ką duosite, yra jūsų pačių sprendimas. Kas yra reikalavimas, kad turėti per savaitę bent 8 valandas kontakto, tai yra susitikimai, stebėjimas darbo, kažkokių tai minimalių užduočių atlikimas, diskusijos, savo verslo, galbūt veiksmų judėjimo į priekį, analizė ir planavimas. Mainai gali vykti užsienyje pas mentorių jo įmonėj arba nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu, jeigu pavyzdžiui yra šeima, vaikai, darbas, mokslai ir nėra galimybės išvykti, tada yra galimybė daryti visą tą patirtį nuotoliniu būdu. Ir taip galbūt yra netgi lengviau, nes nereikia organizuotis logistikos. Toliau, tai turbūt abipusiai naudingi santykiai, ką labai bandau akcentuoti, ir patys mainai trunka nuo mėnesio iki 6 mėnesių. Tai kad galima pasiimti tą formatą. Ir geroji žinia, aišku, kodėl tai yra galbūt naudinga daugumai, tai kad yra naujiesiams verslininkams išvykti pas mentorių yra mėnesinės dotacijos, finansavimas, priklausomai nuo šalies, į kurią vykstame. Aišku, tos sumos šiek tiek skiriasi, bet jos yra pakankamos išgyventi toj šalyje arba bent jau pasidengti savo apgyvendinimo nuomą ten, kur gyvensite. Taip, ir keliaujant tada į šiandienos temą prie verslo plano. Tai pirmiausia, klausimas man pačiam iš tikrųjų buvo labai dažnai, nes aš esu praktikos, mėgstu daryti pradžioj, o po to tik tais vertinti teoriją. Tai kokio velnio iš tikrųjų reikia mums verslo plano, nes realiai, jeigu yra idėja, yra produktas, tada važiuojam į priekį, pasidarom kažkokį tai marketingo rinkodaros planą, susirandam ofisą kažkur, kur dirbti, kažkokią tai mini gamyklėlę ir davai važiuojam. Tai tada kam to verslo plano reikia? Tai verslo plano reikia, kada mes bandom pasiekti investuotojus, nes jie visą laiką prašo mūsų aiškiai paaiškinti, kokia yra mūsų vizija, kur link mes einame ir koks yra būtent tas verslas. Tai pirmiausia dėl to, kad tai yra labai naudingas dokumentas, bandant pasiekti investuotojus, kad jie suprastų jūsų verslo logiką, kaip jūs tai įgyvendinsit. Antras faktorius, tai yra naudinga jums, nes kuomet apsirašome savo verslo idėją, planą, kaip tą idėją mes įgyvendinsim, kokie yra skirtingi aspektai, tada pasidaro kur kas aiškiau, kartais ir baisiau, kaip mes to sieksime. Tačiau, kai yra tai aprašyta, yra kur kas lengviau tai yra perteikti idėją kitiems bendrasavininkams, bendraįkūrėjams, darbuotojams, investuotojams ir visiems, kam gali būti įdomu su jums dirbti. Manau, net ir jūsų tikslai, šiaip planai aprašyti turi aiškesnę formą, yra daug lengviau pasiekiami ir aišku, tai yra labiau motyvuoja, nes yra tas įsipareigojimas. Antras dalykas, verslo planas nėra Biblija, tai nėra kažkas, kas yra fiksuota ir iškalta ant sienos ir nekintama. Verslas yra gyvas organizmas, dažnai vadinu tai kaip vaiku, jisai auga, tobulėja, keičiasi savaime, plus yra rinka, kurie keičiasi kasdien maksimaliai. Tai tas planas gali iš tikrųjų keistis ir tie prašymai ir strategijos gali keistis laikui bėgant, bet jos turi būti tam pačiam dokumente. Taipogi tai padės suprasti, kaip jūsų verslas bus finansuojamas, kokia yra grąža, kiek reikės investicijų. Tai yra ypač naudinga, vertinga informacija tiems, kas nėra susipažinę su verslu ir yra pradinukai, absoliučiai žali. Tai finansinė dalis yra absoliučiai svarbiausia, bet kuriant bet ką, bet kokį verslą.
kokios bus išlaidos, kada jos atsipirks, kokia yra kliento kaina, kokios ir kiek bus pajamos. Kad iššitume iš tos iliuzijos, kad čia faina ir smagu, aš dar būsiu pats savo bosas, į tą idėją, kad gali būti, kad metus, 2 aš dirbsiu nemokamai ir dirbsiu daugiau negu kad dirbau per visą savo gyvenimą. Nes jeigu pakalbėsit su bet kuriuo verslininku arba verslo vadovu, jis jums pasakys, kad vadovo darbas yra beveik kiaurą parą, kiaurą savaitę plus šventės. Kad dingsta draugai, dingsta pramogos ir yra daug streso. Tai kad nebūtų tų socialinių tinklų iliuzijos, kad aš čia pats savo bosas. Ne, jūsų bosas yra kiekvienas jūsų klientas. Ir jeigu jūs pasirašote šią idėją, kurti verslą, jums reikia būti ir realistiškiams. Ar jums užtenka finansų, energijos ir laiko, ar turite laiko, tam verslui įgyvendinti bent 2 metus, mažiausiai. Ne? Keliam toliau. Verslo planas padeda nusimatyti nenumatytus įvykius, tai yra kas bus, jeigu bus. Mes apsirašome, jeigu rinka eis žemyn, jeigu rinka eis aukštyn. Nes verslai taipogi žlunga, kai yra per daug sėkmingi, kai yra per daug klientų, kai yra per daug užklausų ir prašymų tam tikro produkto ar paslaugos. Ir yra tikrai atvejų, kuomet verslai žlunga vien dėl to, kad tiesiog jie nepavežė didesnio krūvio. Ir verslo planas taipogi skatina mus apsirašyti, kas bus, jeigu kas. Ką mes darysim, jeigu seksis, nesiseks, bus pinigų, nebus pinigų, bus tiekėjai, nebus tiekėjų ir panašiai. Toliau apsirašyti, kas yra mūsų komanda, strategijos, marketingas, kaip mes darysim gamybą, tiekimą, kas vadovaus, kaip vadovausim. Nežinau, kokie yra jūsų įsitikinimai ties verslo kūrimu su giminėm ir draugais, tačiau tai reikalauja ypač tikslios sutarties dar pačioj pradžiai prieš kuriant verslą. Nes vėliau jau bus laikas, pinigai, kažkokie resursai įtraukti ir kai pradės verslas generuoti pajamas, kai tada prasidės klausimai. Tai kaip yra prieš vedybinės sutartys, tai čia sakyčiau pasirašyti prieš verslo kūrimo sutartį. Kas už ką atsakingas, kas ką įneša, kokia yra kiekvieno žmogaus rolė, vaidmuo versle. Tai čia kam reikia verslo plano ir papildomų dokumentų. Toliau, dauguma verslų žlunga, tai yra 70% įmonių per pirmus 5 metus žlunga, užsidaro ir bankrutuoja. Manau, tai yra daugumai žinoma statistika, kad išgyvena tik tais patys, kurie geriausiai prisitaiko. Toliau svarbu, kad įmonės su verslo planais gauna 2 daugiau finansavimo bemaž, nes gebėjimas aprašyti savo verslą, planą sukurti, jau rodo kūrėjų komandos kompetenciją. Tai yra geras ženklas, kuomet einate pas investuotojus, pas banką, pas verslo angelus arba į kažkokius tai finansavimo įrankius platformas. Jos mato strategiją, mato planą, aiškią rinką galbūt ir yra linkę jums duoti pinigus, kur kas labiau negu kad atėjus padarius 15 minučių pristatymą. Toliau tai padeda pradžioje vystant verslo planą, tai yra žmonės, kurie užbaigia verslo planą, taipogi turi didesnę galimybę jį įgyvendinti, nes vizija
galvoj yra kur kas kita istorija, negu kad tai, ką mes rašome ant lapo. Pabandykite aprašyti savo verslą, bent vieną puslapį, bent vieną A4 formato lapą. Ir pamatysite, kaip aprašymas skiriasi nuo vizijos jūsų galvoje. Kiek tai reikalauja laiko tai aprašyti. Tai tie, kas užbaigia savo verslo planą, irgi jau yra kaip ir geras rodiklis, signalas, kad jums gresia sėkmė. Toliau, vienas iš veiksmingiausių verslo plano modelių, vadinkim, yra Business Model Canvas. Tai visi, kas galbūt studijavo vadybą, verslą, tą modelį jau žino. Visiems kitiems noriu supažindinti, nes tai yra bene populiariausias formatas, modelis, išsigryninant, turint paveikslą savo galvoje, kokios yra pagrindinės jūsų verslo modelio dalys. Tai čia mes turim galbūt, pareikim, nuo pradžių, tai yra verslo vertės pasiūlymas. Mėgstu dažnai klausti, kaip manote, kas yra vertė? Kaip jūs ją apibrėžtumėt? Gal tai kokią problemą sprendžia kliento? Labai šilta. Dar? Vertė galbūt yra tai, su kokiu lūkesčiu klientas kreipiasi ir aš jį gebu išpildyti ir gal net ir viršyti. Taip, būtent. Pagrindinė verslo kūrėjų klaida yra, kad mes, skaitau ir save šitoj kategorijai, nes mes galvojame, kad mūsų idėja yra pati geriausia, nes mes ją sugalvojam ir mes turim tą problemą. Vertės pasiūlymas yra problemų sprendimas, kurias turi kiti, nes jūsų verslas gyvena tik tais per pajamas. Tik tais tuo atveju, jeigu žmonės moka už jūsų produktą arba paslaugą. Ir jie moka tik tada, kai jiems skauda. Arba kai yra geras marketingas. Tai kai mes kuriam kažką, tai bandom pradėti visą laiką klausim, ar tai tik tais man problema, ar tai problema yra visiems kitiems, bent daugiau negu vienam žmogui. Ir čia mes apsirašom visą, ką mes siūlome ir kaip mes sprendžiam tą problemą. Toliau antras punktas yra, kas moka už tą problemą, kas ją turi. Tai yra mūsų klientų grupės, segmentai. Ar tai yra galbūt vaikai, ar tai galbūt yra naminių gyvūnėlių šeimininkai, ar tai galbūt yra mokyklos, vieša įstaiga, tai galbūt yra kažkoks tai verslas, galbūt automobilių servisas, galbūt kokia nors restoranas ar kavinė. Kas yra mūsų tas tikslinis klientas, kam skauda. Ir kuo tiksliau apsirašome jį arba ją, ten profilis, ten tarkim žmogus tokio amžiaus, ten gyvena, galvoja kasdien apie tai ir kasdien susiduria su šita problema ir kiek labai jam arba jai skauda. Kodėl reikia tikslinio kliento segmentų? Nes pirma, mes jiems formuojam produktą pagal jų diskomfortus, pagal jų vertybės, pagal jų norus. Mes formuojam savo vertės pasiūlymą. Antra, mes formuojam savo komunikaciją, rinkodarą, reklamą, viską orientuojam į juos. Jie yra pagrindinis verslo variklis, kaip mes galim juos įtraukti, pritraukti. Toliau yra kanalai, kaip mes pasiekėm savo klientus arba kaip jie pasiekė mus. Ar tai yra socialiniai tinklai, naujienlaiškiai, elektroninis paštas, skambučiai, SMS-ai, ar tai yra svetainė, ar tai yra fizinė parduotuvė, ar tai yra galbūt kažkoks tai landing puslapis, kur vienas puslapis ir jie apsipirkinėja, ar tai yra e-shopas. Kaip mes juos pasiekėm, kaip jie mus randa, per ką. Ir toliau mūsų santykiai su klientais. Tai čia aš mėgstu duoti pavyzdį su Ryanair ir palyginti galbūt
palyginti galbūt su kitom oro linijom. Rainerui iš esmės yra dzin ant klientų. Jiems tiesiog svarbu yra pritraukti žmonės, kurie nori pigių skrydžių ir iš jų išmelžti pinigus apsipirkimo metu. Ten nėra nei gyvo kliento aptarnavimo, nei ten kažkur labai lengva jį rasti, lėktuvai yra užkimšti, mažai vietos, ypač aukštiems žmonėms kaip aš. Ten kenčia, ne, ir panašiai. Viskas lėktuve galbūt yra brangiau negu kad šiaip kainuotų su kitom oro linijom, arba būtų duodama už tai, kad tiesiog jų ryšys yra toks. Ir tada kaip alternatyva galiu duoti, pavyzdžiui, Hostingerį, tai yra irgi Lietuvos įmonė. Kodėl jie yra vieni sėkmingiausių berods Europoje, ne, serverių teikėjų. Dėl to, kad jie turi gyvą kliento aptarnavimą, turi dirbtinio intelekto integraciją, turi kasmet atnaujina savo paslaugas, kainodarą, orientuoti, gauti grįžtamąjį ryšį kiekvienam žingsnį procedūrų ir procesų. Tai visai jiems rūpi klientas, jie supranta jo vertę, jie nori būti arti klientos, su juo bendrauti. Ne? Toliau yra pagrindiniai resursai, ko mums reikia pagrindinių dalykų, pinigų, daiktų, ofisų, galbūt transporto priemonių, kad mūsų verslas vyktų. Pavyzdžiui, jeigu turim, tarkim, autoservisą arba restoraną, kaip pavyzdį, ne, mums reikia patalpų, mums reikia technikos, ne, kažkaip tai staklyno, mums reikia elektros energijos galbūt, mums reikia tiekėjų, detalių kažkokių, ar tai produktų, ne, tai yra pagrindiniai mūsų resursai, ko mums reikia. Pagrindinės veiklos, tai nėra visos veiklos, tai yra, ką mes darome, kad patiktume savo vertę. Pavyzdžiui, jeigu tai yra automobilių servisas, tai yra diagnozė, kondicionieriaus pildymas, ratų montavimas ir automobilio elektronika, ne? Restorano atveju tai būtų maitinimas, aptarnavimas, maisto pristatymas į namus. Tai daug mažiau. Pagrindiniai partneriai, daug kas juos nurašo. Bet mano patirtyje, pagrindiniai partneriai yra tam tikra prasme jūsų mentoriai ir verslo partneriai. Nes jie yra jūsų tiekėjai, jie yra jūsų distributoriai, jie yra jūsų patarėjai, teisininkai, jeigu jūs su jais ilgai dirbate, jie yra jūsų mokytojai, padantys suprasti apie rinką. Ir čia irgi trumpa istorija, pažįstu vieną valdininką, baldų įmonę. Ir jie nėra labai modernus, jie nedaro rinkos analizės ir neanalizuoja trendų. Ką jie daro, tai yra jie kalbasi su furistais, su žmonėm, kurie dirba logistikoje, kurie vairuoja ir realiai mato apkrovas. Jie klausia, ar daugėja užsakymų, ar mažėja užsakymų? Koks yra jūsų darbas? Ir furistai, vairuotojai, tai jie dalysis savo patirtim, kiek jie dirba, kiek kur važinėja. Ir pagal tai įmonė gali spręsti, ar jie turėtų kaupti sandėlį, ar jį atlaisvinti. Tai kam ruoštis? Nes logistika yra vienas iš pirmųjų sričių, kuri pajunta ekonomikos sviravimus ir tų industrijų poreikį. Tai jie turi kaip verslo partnerį, kuris suteikia jiems rinkos analizę, vadinkime, ne? Toliau yra kainodara, įtraukiam absoliučiai viską, kas yra aktualu, kas įeina į jūsų paslaugų produktų kainą ir galiausiai tai yra pajamų šaltiniai. Tai
mano asmeninė nuomonė turi būti vertės pasiūlymas ir iš to turi būti pajamų šaltiniai, nes verslas yra gyvas tik tada, kai yra pajamos. Mes ilgai iš savo pinigų neišgyvensim, ilgai neišgyvensim iš dotacijų ar tai investicijų, tada verslas turi kuo anksčiau pradėti generuoti pajamas. Tai čia buvo apie verslo modelį, dabar apie verslo planą. Verslo planas tai irgi yra dokumentas, kurį mes apsirašome, kokia yra rinka, jos dydis, eisim šiek tiek giliau vėliau. Toliau eina produktas ar paslauga, tai yra ką mes realiai gaminam, ką mes tiekiam, koks tai yra sprendimas, iš ko jisai gaminamas, kokia yra technologija, kokie galbūt yra sertifikatai, leidimai reikalingi, ką jūs jau turite ir ko dar neturite, galbūt netgi šiek tiek politinės įtakos, kas galbūt, pavyzdžiui, jeigu tai yra gynybos sritis, jeigu tam, pavyzdžiui, yra alkoholio sritis, kuro, ir resursai, jie irgi yra reglamentuojami valstybiniu lygiu. Tai va, irgi produktas, kalbama apie tai, koks yra jo niuansas, jeigu ten yra kažkas tai tokio svarbesnio arba inovatyvesnio. Toliau eina prie organizacijos, tai yra pati įmonė, kalbam apie hierarchiją, apie tai, kokių pozicijų reikės, kokios jau yra, kas yra samdoma, kas dar bus samdoma, apsirašome visus pozicijų aprašymus, galbūt tai preliminariai, kad suprastume, kiek kas kainuos ir ko mums reikia. Toliau yra rinkodara ir pardavimai, tai yra verslo kraujas, tai yra kaip mes apsibrėšime, kas yra mūsų tikslinis klientas, į ką mes taikom, ar tai yra vyrai, ar tai yra moteris, tai yra jauni, ar tai yra vyresni, kokias pajamas jie uždirba, apie ką jie kasdien galvoja, su kokiom problemom jie susiduria, ar labai jiems skauda, ten tarkim, skalėje nuo 1 iki 10, ir kaip mes tai žinom. Kas yra mūsų pagrindiniai konkurentai, tai čia taisyklė bei išimties, bet aš asmeniškai ją pats ignoruoju, vien dėl vieno dalyko. Kažkada skaičiau, žiūrėjau video įrašą apie tai, kad viename automobilyje buvo verslo konsultantas toksai gan žymus ir Apple vienas iš pagrindinių vadovų. Tas konsultantas išsima iš švarko Android, Samsung telefoną ir sako tam Apple vadovui, sako, čia yra vienas geriausių telefonų rinkoje. Ir Apple vadovas sako, absoliučiai sutinku, net neabejoju. Ir tam konsultantui buvo labai keista, kodėl Apple yra kaip ir realus konkurentas, kodėl jisai sutinka su konsultantu. Nereklamuojant Apple produktų, bet jų filosofija yra, kad jie diegia inovacijas ir jie bando paneigti status quo. Tai yra paneigti tai, kas yra nusistovėję rinkoje ir industrijoje. Tuo tarpu Samsungo strategija yra sukurti geriausią produktą. Techniškai labiausiai pažengusi, greičiausia, ilgaamžiškiausia, galbūt su geriausiam kamerom, programom, baterijom ir panašiai. Apple nežaidžia žaidimą, kas yra geriausia, jie žaidžia žaidimą, kas bus toliau. Kas yra kitas klientas, kuris dar nesinaudoja Apple produktais. Ir dėl to jiems nėra tiek svarbu, ką diktuoja rinka. Ir aš tam tikrą prasme perėmiau jų požiūrį, kad yra konkurentai, valio bravo ir aš galiu iš jų pasimokyti, tačiau kuomet kasdien žiūrime, kas yra už mūsų, labai sunku yra žiūrėti, kas yra priekyje. Tai va čia yra jūsų pasirinkimas ir sveikas balansas, atrasti harmoniją tarp vertinimo konkurentų ir žiūrėjimo į tai, kas bus toliau, į savo pačių tobulėjimą ir augimą. Toliau verslo plane turi būti aprašymas visų investicijų,
pastovių ir kintančių, ir apskaičiavimas, kada viskas atsipirks ir koks yra atsipirkimo laipsnis. Tai yra svarbu, nes galiausiai jums reikia gyventi, ir galiausiai norite visi būti laisvi, ne tik problemas spręsti, ne, ir tai gerą gyvenimą. Ir klausimas, galbūt aš kažką pamiršau, ką galbūt reiktų įtraukti į verslo planą, kas galbūt jūsų manimų yra svarbu, ko galėtų trūkti šitoj schemai. Jeigu minčių nekyla, tai galime keliauti toliau. Čia tiesiog buvo patikrinimas, ar esate galbūt susidūrę su kažkuo kitu negu kad aš. Toliau yra verslo planas ir verslo modelis, kuom jie skiriasi. Tai verslo modelis atsako į 3 pagrindinius klausimus. Pirmas, tai yra, kas tavo klientas, kokią problemą jis turi. Antras, tai yra, kaip mes suteikiame vertę, kaip mes sprendžiam tą problemą, mūsų produktas arba paslauga, koks yra formatas ir kaip mes esam apmokami, kaip mes gaunam pajamas. Ne? Tai yra 3 svarbiausi aspektai. Klientas, produktas ir kaip pinigai pasiekia jūs. Čia verslo modelis. Verslo planas tai yra verslo modelio aprašymas, kaip mes verslą įgyvendinam. Mūsų strategijos, scenarijai, skaičiavimai ir apsirašymas. Ir tai yra kaip ir pagrindinis dokumentas, kurį mes naudojam savo ir kitiems, kad suprastume, ką darome, kaip darome ir kur link einame. Tai yra santrauka, rinkos analizė, organizacinė struktūra, rinkodaros strategijos, įvairius procesų aprašymai, finansinės projekcijos, tai yra jūsų pelnas nuostolis, pinigų srautai, balanso kažkokiais skaičiavimai. Tai yra realus planas, ką ir kada mes darysime. Tai nėra tiesiog gražus maketas ant sienos, tai yra dokumentas. Ir kaip realiai, kokia realiai yra verslo plano struktūra. Pirmiausia, tai yra aprašymas trumpas, santrauka, kuomet mes trumpai apibrėžiam, kokia yra verslo idėja ir logika. Įtraukiam į tai idėją, rinką ir pagrindinius finansinius aspektus. Kodėl? Kad pakrautume investuotojo dėmesį, kad jisai suprastų pradžioj, kur link visą tai eina. Ar tai yra paslauga, produktas, sveikatos industrija, mechanika, gamyba, galbūt maistas, gėrimai, energija, žemė ir taip toliau. Bet suprasti, kur link einame. Toliau yra, mes apsirašome verslo idėją, patį verslą, tai yra mūsų vizija, misija, kur link mes einame, kokios yra mūsų vertybės ir kodėl mes tai darome. Čia trumpas komentaras, kad kuomet verslas eina iš pačių pradžių, mes jį išvandom savo produktą, to nereikia. Tai yra absoliučiai nereikalinga, tačiau gera turėti apsirašius, motyvaciją, kodėl jūs tą darote, kodėl jums to reikia. Nes misija, vizija, vertybės ateis tada, kai mes jau samdysim žmonės, kai jau bus komanda ir kai jau bus ką jiems perduoti. Nes tada bus tikrai daug veiksmų. Toliau yra jūsų formali verslo forma, ar tai yra mažai bendrija, individuali veikla, UABas, viešoji įstaiga ir taip toliau. Kokia tai yra struktūra tos formos, kokie yra mokesčiai. Tai čia būtent apie tai, koks bus verslas ir kodėl pasirinkote tą formą. Toliau antras svarbus aspektas yra rinkos analizė. Kaip minėjau prieš tai, kad dauguma verslininkų daro klaidą. Jie galvoja, kad mes galvojam,
kad mūsų idėja yra geriausia, kad pasiseks ir taip toliau. Esam savo galvose, savo patirtį ir savo problemose. Visą laiką reikia išnerti galvą į lauką. Ir čia irgi patarimas, kurį dažnai girdžiu internete ir literatūroje, kad paklausykite pirmiausia savo šeimos, giminaičių ir draugų, ką jie galvoja apie jūsų verslo idėją. Kaip manote, ar tai yra patarimas, kuris yra geras, ar yra ir kitų alternatyvų? Pačioje ankstiausiai fazėje, ar tai yra gera idėja klausti giminių, draugų, bendradarbių, ar jūsų idėja yra gera? Kaip vertinat? Ne, nes visi dažniausiai sakys, kad labai gera ir varykit. Nors tai nebūtinai tiesa. Kodėl? Tada yra motyvacija. Jie jūs paremia. Daugumai to trūksta, kad manęs nieks neparemia, nemotyvuoja. Ir jeigu šeima jūs paremia, draugai jūs paremia, tai kodėl tada tai yra blogai? Bet jie dažniausiai tai nežiūri taip kaip kritiškai, realistiškai. Faktas, tiesa. Ir jų intencija yra jūsų neįskaudinti, jums padėti, ir antras dalykas, tai nėra jų kailis, kuris degs. tai nėra jie, kurie dirbs naktimis ir aukos savo laiką ir pinigus. Patarimas, kurį aš išgirdau irgi prieš kelis metus, yra, jeigu žmonės sutinka, kad jūsų verslo idėja yra gera, paprašyti jų balsuoti pinigais. Tai yra paprašyti sumokėti už produktą iš anksto, jeigu jie tikrai mano, kad tai yra gera idėja. Ir tada, kai jūs verslą įkursite, kai produktas jau bus ir realus, jūs jį jiems pristatysite. Tiesiog, jeigu žmonės sutinka mokėti iš anksto, tada tada tai yra šaunu. Jeigu jie nesutinka, tada yra tiesiog jūs pareminti publiką. Tai čia yra toks aspektas, kad žmonės balsuoja su pinigais, ne su nuomonėm ir ne su žodžiais. Tai kaip mes einame po truputį į rinkos tyrimą, kas yra mūsų klientas, ir tikrai nėra taip, kad vienas klientas yra tinka viskam. Ne, tai yra galbūt klientų grupės su skirtingais interesais ir profiliais. Konkurentų analizę minėjau, kad yra vertinga, nes iš jų galima daug ką išmokti. Ir taipogi iš konkurentų galima pasiimti dviratį. Dviratį ta prasme, kad kuomet mes kūrėme verslą nuo pat pradžių, mes realiai išradinėjom dviratį, kas yra labai brangi veikla. Ir jeigu dviratis jau yra rinkoje, jeigu jisai jau važiuoja, jeigu jisai jau egzistuoja, tai kodėl jo nepasiskolinti? Ne? Tai mano strategija yra visai, ką žiūri konkurentus, kaip į savo mokytojus, kaip savo mentorius. Ką jie padarė, kas jiems pasisekė, ir ką jie padarė, kas jiems nepasisekė. Tai aš mokausi iš jų klaidų, jie už jas sumokėjo, bet aš pasiimu jų privalumus. Tai sutrumpina mano mokymosi laiką, tai sumažina mano resursų ir investicijų kiekį. Tai yra toks labai išmintingas požiūris, kaip mokytis greitai. Ne? Pasiimti savo pagrindinius konkurentus ir žiūrėti, ką jie daro. Jeigu tai veikia, mes kartuojam arba darom geriau, greičiau. Jeigu tai neveikia, mes to irgi neliečiam. Nebent yra skirtingas klientas, tas niša. Ir rinkos trendai, kas egzistuoja, tai galima tikrinti per Google analitikus, per paieškas, per raktažodžius įvairiausius internete. Dabar yra krūva nemokamų įrankių, kuriuos galima naudoti analizai, vertinimui tiek pačio produkto, trendų ir galbūt pačio turinio kūrimo. Nes kai kam turinio kūrimas, influenceriai, nuomonių
programos irgi yra kaip verslo niša. Dalinuosi 4 pagrindiniais modeliais, kurie yra naudingi rinkos analizai, konkurentų analizai ir savianalizai. Tai SWOT, manau, daug kas žino, stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Žuvies kaulo diagrama yra pagrindinė problema ir kaip jinai šakojasi. Irgi gana efektyvi sistema išsiaiškinti, kur yra problemų šaknys ir pagal tai kurti savo produktus ir sprendimus. 5 porterio jėgos. Naudinga sistema, tačiau naudinga, kai verslas yra šiek tiek paaugęs. Kai jau yra didesni konkurentai, kai jau svarbi yra politinė veikla, kai jau svarbu yra jūsų tiekėjų svertas, kiek jie jums turi įtakos, kiek yra klientų galbūt, tai čia galbūt yra 3, 4, 5 metai versle, kuomet jau yra šiek tiek pagrinda. Ir strategy canvas, tai yra strategijos drobė, tai yra vizualus grafikas, kuris parodo, kur yra jūsų pranašumai ir kur yra jūsų trūkumai, lyginant su jūsų konkurentais. Man asmeniškai tai patinka, nes tai nėra tekstas, tai nėra faktai, tai yra vizualus rinkinys schema, kuri parodo, kur aš esu silpnas ir kur aš esu stiprus. Jeigu įdomu apie šią diagramą sužinoti daugiau, mes darėme irgi ankstesnius webinarus su užimtumo tarnyba. Galėsiu pasidalinti nuorodą arba tiesiog paskaitykite internete. Tikrai nėra sudėtingas modelis, bet tačiau labai vertingas, labai praktiškas. Ir jeigu norite daugiau įrankių, sužinoti galbūt internete, kaip rasti informaciją, galbūt įsigrinti raktažodžius, tai duokite nykščius į viršų, čate, pasistengsiu kažką atrinkti, ką mes naudojam ir pasidalinti su jumis, kad būtų jūsų verslo idėjai. Produktas tai yra detalus aprašymas, ką jūs realiai siūlote savo klientams, ką jie gauna, ar tai yra kažkas apčiuopiamo, ar tai yra kažkas kaip patirtis, emocija, tai yra produktas, ar tai yra paslauga, tai galbūt yra programa, sprendimas kažkam, tai patentas, turinys, muzika, video, kas daro jūsų produktą unikalų ir kitokį negu kad jūsų konkurentai. Čia labiau rinkodaros klausimas, išsigilinti, kodėl jūs esate kitokie, nes realiai produkto yra 3 parametrai. Mes darom greičiau, mes darom pigiau, mes darom geriau. Ir tie 3 aspektai egzistuoja rinkoje. Visa kita yra marketingas. Tai tiesiog apsibrėžti, ko jūs esate kitokie, negu kad jūsų konkurentai. Iš ko susideda jūsų produktas, jeigu tai yra galbūt papildas, kokie yra elementai, jeigu tai yra galbūt automobilis, telefonas, nežinau, galbūt aliejus, kažkoks tai medicinis, tai kas į tai įeina, technologijos, ingredientai, produktai ir taip toliau. Tačiau venkite minėti aspektus, kurie yra jūsų komercinė paslaptis ir unikalumas, nes tai gali nutekėti ir kiti gali nukopijoti arba tai atlikti už jūs. Matęs tą taipogi ne kartą. Buvę susitikimai ir žmonės per daug pasako ir ta idėja nuteka. Taip pat irgi apsitarkite savo su savim, kas yra vieša ir kas yra privatu. Ir pasidalinkite tom gairėm su savo darbuotojais ir bendrai kūrėjais. Tai yra labai, labai svarbus aspektas. Žinoti, ko nesakyti, ko neišduoti. Toliau, tai yra, koks yra jūsų konkurentinis panašumas, tai tą jau minėjau, jūs darote geriau, daugiau, pigiau, ar esate vieninteliai, kurie tai darote, ne? Tarkim,
nežinau, kuriate raketas į Marsą, ne? Esate vieninteliai, kurie tai daro. Kaip Elonas Muskas sukūrė SpaceX, pirmasis sugebėjo nuleisti raketą į Marsą ir grąžinti atgal, jeigu neklystu. Ir dabar jisai yra pagrindinis NASA's tiekėjas. O NASA jau yra metų rinkoje ir vis tiek nesugebėjo rasti sprendimų. Tai čia yra jūsų konkurencinis pranašumas. Rinkos analizė tai yra kainodara, kaip jūs gausite pajamas, ar tai yra prenumerata, tai yra komisinis, ar tai yra vienkartinis mokėjimas, dalimis, leasingas, ne, yra kažkokie tai paslėpti mokesčiai, mokėjimai ateityje ir skirtingos variacijos. Pardavimų strategijos, ar tai yra funneliai, net tie tuneliukai, kurie filtruoja žmonės lytsus link jūsų verslo. Jūs pardavinėjate realiai, žmonės ateina pas jūs jau su motyvacija, ar tai be motyvacijos pirkti, tai yra verslas, ar tai yra valstybė, ar tai yra žmonės, tai yra savitarna, ar paslauga, kurią jūs tiekiate. Tai vat, visos tos strategijos, kaip jūs pritrauksite žmogų, telefonu, elektroniniais laiškais, turiniu socialiniuose tinkluose, kaip jie nusipirks jūsų produktą, ne? Kaip jie mokės grynais, kortele, kokie yra mokėjimo sprendimai, mokesčiai, taip toliau. Visą tą strategiją nuo klientas jūs atrado iki klientas turi produktą namuose ir jį naudoja, visas tas kelias yra realiai jūsų pardavimų strategija. Ir dauguma verslo planų nepažymi, kaip jie išlaikys tą klientą. Naują klientą gauti kainuoja brangiau negu seną klientą išlaikyti. Opi tema ne vienam verslui. Visi orientuosi į naujus. Čia labai mažai kas galvoja apie jau esamus klientus. Ir ypač verslo pradžiai, kuomet esame maži, yra labai naudinga artimai bendrauti su savo klientais, žmonėmis, kurie iš jūsų perka, nes jie yra jūsų kaip ir draugai, yra jūsų verslo rėmėjai pačioj pradžiai ir jie yra kaip jūsų tipiniai nariai. Su jais reiktų elgtis labai pagarbiai, vadinkime mane, draugiškai, nes jie moka jūsų atlyginimą, ne? Ir taipogi, jeigu jie mėgsta jūsų prekės ženklą, jūsų produktą, jie pasidalins juo su kitais, pritrauks daugiau klientų jums ir duos grįžtamąjį ryšį, ką galite padaryti kitaip, geriau, negu kad daro kiti. Tai yra labai naudinga informacija. Gauti grįžtamąjį ryšį, tai yra aukso vertės informacija. Nes, manau, ne vienas esam turėję pokalbį telefonu, kažką parodo, kalba skambučio gale, arba atsiunčia laišką, įvertinkite mūsų paslaugas. Ir manau, kad labai mažai kas iš jūsų jas įvertina, ne? Tai yra labai naudinga informacija. Gauti grįžtamąjį ryšį. Ir rinkodara, tai yra kaip jūs save reklamuosite, kaip žmonės jūs pažins ir įsimins. Skaitmeniniai kanalai, tradiciniai kanalai, socialiniai tinklai, radijas, televizija, brošiūros, kažkokios tai lankstinukai, laikraščio naujienos, YouTube kanalas, LinkedInas, Facebookas, TikTokas ir taip toliau. Pagal tai, kas yra jūsų pirkėjas, žiūrim į tai, ką jisai kasdien vartoja informacijos lygmenį. Tikrai nebūtina verslo pradžiai šokti visus socialinius tinklus, šokti, kurti turinio ir panašiai. Ne, to nereikia. Pasirinkite vieną kanalą, vieną turinio formatą ir su juo dirbkite kurį laiką, kad suprastumėte, kaip žmonės reaguoja į jūs.
ir tada tas pamokas perkelkite į kitą tinklą, į kitą kanalą ir bandykite dabar jau 2 formatus. Tada palengva žmonės jūs atras ir jūs gan saugiai mokysitės, kas jiems patinka. Nes kai eina viskas gorilos metodu, kai viskas eina iš karto ir visur, tai daug kainuoja, sunku suvaldyti informaciją, nes jos yra daug ir ją suvaldyti reikėtų, ją apdirbti reikėtų, nes tai yra informacija, kur jums pasako, kas veikia ir kas neveikia. Toliau yra įgyvendinimo planas, tai iš iliuzijos einam į realybę, tai yra jūsų procesai, gamyba, tiekimas, valdymas, vadyba, patavimai, samdymas, apmokymas žmonių, apskaita, kokie yra jūsų įmonės procesai ir kaip jie eis į priekį. Taipogi, ankstyvoje stadijoje, galbūt tik gamyba yra svarbiausia ir vadyba. Vėliau augant, tai jau kalba eina apie tiekimą, apie distribuciją, apie kažkokius, galbūt verslo partnerius didesnius, ilgesnio laikotarpio kontraktus ir susitarimus, tai jau ir ta eina visi leidimai ir taip toliau. Tiesiog nebūtina visko pulti iš karto gauti, tačiau būtina apsirašyti, žinoti, kokie bus procesai, kad žinotume, kur link einame, kokių žmonių mums reikia. Ar svarbiau yra gamybininkas, inžinierius, ar svarbiau yra rinkodaristas. Svarbiau yra apskaitininkė, ar svarbiau yra pardavėjas. Svarbiau yra valytoja, ar svarbiau yra registratorė ar asistentė, kuri padeda jums versle. Tai yra sąrašas ir yra prioritetai. Kartą reikia apsirašyti, pirmieji, antri, treti metai, po kada jums reikės. Pirgi, tai yra preliudija, tai yra spėjimas, laikui bėgant tai keisis ir galėsite tai persirašyti. Infrastruktūra, visa įranga, staklynas galbūt, technika, programos, viskas, ko jums reikės, apskaičiuoti ir pridėti šitos skaičiavimus į investicijų skaičiavimus. Ir svarbiausia, tai yra jūsų finansinis planas. Ką jūs savo planuojate. Planas turėtų būti 3-5 metų, nes niekas galbūt neplanuoja dirbti metus arba 2. Tai galvom vidutiniu ilguoju laikotarpiu ir atsakom į klausimus, kiek mums reikės produktų, kiek mes planuojame parduoti per mėnesį, savaitę, pusmetį, metus. Ar tai yra sezoniškumas, kiek tai mums kainuos kiekvieną ketvirtį, ar tai pusmetį. Apgalvojam taipogi, kiek uždirba mūsų konkurentai ir kiek yra mūsų klientų, kurie realiai gali pirkti šį produktą. Ar mes turim pakankamai vietos į tai įeiti, ar mes galėsim konkuruoti su savo kitais konkurentais ir kitais produktais. Ir pagal tai, kaip greitai auga mūsų konkurentai, sprendžiam, ar yra šansų mums augti tokiu pačiu greičiu, galbūt lėčiau ar greičiau. Tai padeda įsivertinti, kiek mums reikės pagalbės, bagažo ateičiai. Toliau, būtina apskaičiuoti savo pelno nuostolio skaičiavimus, tai yra jūsų investicijos minus jūsų pelną. Ir viskas, ačiū visiems už dėmesį, tikiuosi, kad nepailgo, nors šiek tiek užtrukau ir ilgiau.
Pabaigai, jeigu norite su manim bendrauti, kvestionuoti mano idėjas, aš pilnai priimu kritiką, kitų žmonių vertinimus ir idėjas, pilnai galime diskutuoti. Apart to, mūsų renginiai, projektai yra dažniausiai nemokami. Mes kartais siunčiame žmonės į užsienį stažuotis per Erasmus programą, irgi turime dabar mentorystės programą, tai kas yra naudinga, nemokamai netgi finansuojama visiems, kas yra motyvuoti ir žingeidūs.